Labas. Šiandien kviečiu trumpam pasivaikščioti po Mursiją. Kokia vitrina. Ispanijoje, kaip žinia, eisenos yra labai populiarios ir nors jų matėm jau atrodo daugybė, bet vis dar mėgstam užsukti ir pasižiūrėti. Jeigu būsite Ispanijoje ir norėsite pamatyti, kaip atrodo tos eisenos, nes jos visos skirtingos ir kiekvienais metais vis kitokios, tai pasiieškokit informacijos ir manau, kad aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose tikrai būtinai bus bent viena eisena, nes jos vyksta ištisus metus. Kiek čia veiksma, kiek žmonių. Tai vakarienį paruošta. Dar anksti. Visi sustoja, laukia kraštuose. O šį šeštadienį Mursijoje vykusi eisena tai buvo išskirtinė, nes Mursija švenčia 175 metus. Nuo tada, kai studentai sugalvojo tradiciją sardinės laidotuvės. Skamba labai crazy, bet taip yra ir tai tradicija taip prigijo, kad iš tikrųjų daugelį miestų vyksta tos sardinės laidotuvės, tai tik tai skirtingų laikų. O Mursijoje buvo būtent eisena paminėti toms metinėms, tai jie vadovavosi, kaip pasakyti, senomis tradicijomis, nebevažiavo mašinos su tom visom figūrom, o šį kartą arkliai tempė karietas ir tos karietos buvo pagamintos būtent atsižvelgiant į tą laikotarpį ir tradicijas ir panašiai. Tai va, tai tokia buvo išskirtinė ir eisenos gale buvo pasibaigus eisenai, buvo sudeginta buvo ta sardinė, o pagrindinė ta jau tokia kasmetinė eisena vyks balandžio 11 dieną būtent Mursijoje, tai ten didžiulė eisena ir tikrai labai įdomu pažiūrėti ir po to vyksta tos sardinės laidotuvės, tai yra jinai sudeginamas, skaitomas testamentas, toks humoristinis, žodžiu, tokia labai smagi eisena. Tai jeigu įdomu, tai kviečiu pažiūrėti. Geras, šventai. Oi, kas gražus. Esta es la carota de la familia.
Vaiduoklių gaudytojai. Taip, eini ir pajauti, kad kvepia, o čia žiedai, apelsinai žydi. Visa alėja.